Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką ir komentuojat ir kuo nudžiugins mus rytojus. Kaip visada keletas kortų, įsirinkit, kurią mėgstat. Arba įsirinkit, kai jau paskaitysiu, kuri geriausiai patinka. Ir imu po vieną. Oi, kaip įdomu. Tai jum rytoj pasirodys, kad jūs kažkas surišo ir užrakino. Ir tai visiškai klaida, nes niekas jūsų nesuriš ir neužrakins. Bet gali būti situacija, kad jūs būtinai norėsit likti toj vietoj, kur esat, ir nieko negirdėt, ir nieko nematyt, ir, gal jūs tiesiog sirguliuosit. Kažkaip irgi gali atsitikt. Kartais tai būna, bet tai nieko pavojingo. Tai jūsų minčių šėlsmas. Jūs prisigalvojat kažkokių, gal jums buvo nuobodu ir jūs prisigalvojot savo kažkokių pavojų. Tai tie pavojai netikri, tai tie jūsų užrakinimai yra netikri ir jūsų ta tvora yra netikra. Jūs bet kada šitą peiliuką galit, čia peiliukai kažkokie visiškai. Jūs galit juos perlipt ir nueit, kur jums reikia. Ir jūs surišti čia visai simboliškai. Žodžiu, kažkokio bus truputėlį nerimo, bet jūs labai aiškiai suvoksit, kad jis netikras. Jūs šiek tiek pasikankinsit, galbūt, jeigu jums patiks, o gal ir ne. Ir suprasit, kad jūs tiesiog norėjot pailsėt, norėjot nieko neįsileist, norėjot niekur neit. Ir pasižiūrėsit savo gražų filmą ar paskaitysit kokią knygą ir tai jums patiks ir tai jūs net nudžiugins. Ir jūs net pagalvosit, o kodėl aš taip blaškiausi anom dienom, kodėl aš taip ramiai savo nepabuvau savo mylimoj vieteliai. Aha, ir vėl porelė. Visai neseniai čia mes turėjom šitą porą. Tai jau kažkas matyt, jau meilę surado. Arba nutarė jos pasieškot. Tai jeigu jūs taip ir nutarė, tai žinokit, rytoj ta diena ir atėjo. Jeigu jau kalbam apie meilę, kurios čia kurį laiką ilgėjomės visi kanale. Aš turiu galvoj YouTube kanalą, o ne kokį kitą atvejį. Tai va, bet jeigu jūs jau seniai įsimylėję, bet jeigu jūs jau seniai neieškot meilės ir jums viskas tvarkoja ir net nepagalvojat apie tai, vis tiek tai yra tokia šilta, romantiška korta, kai jūs mėgstat būti ne vieni, kai jūs mėgstat dirbti ne vieni, kai jūs mėgstat daryti projektus su kuo nors, kai jūs mėgstat dalintis kokiais skanėstais, kai jūs, pavyzdžiui, visai nemėgstat vieni valgyt ir būtinai jums reikia kompanijos, jūs būtinai ją rasit ir jūs net pavaišins. Ir iš viso, tai yra poros diena. Poroje yra visada lengviau kažką veikt. Dainuot, pavyzdžiui, 2 balsais. Ar kokius nors namų darbus atlikinėt, pasikalbant, kaip kam patinka. Tai va, rytoj jūs ne vieni, rytoj jūs įsimylėję, rytoj jūs kompanijoj ir tai jūs labai džiugina. Žvaigždė. Tai korta sakanti apie jūsų svajonių išsipildymą. Ir šitą dažnai žvaigždė šmėžuoja dabar mūsų prognozėse, kažkam pildosi svajonės.
Tos svajonės, visada kartoju, kurios yra jūsų svajonės, o ne jum primestos ir ne jum prisiūlytos kokios nors reklamos ar kokių draugų, ar kažkieno. Tai jeigu jūs turit svajonę, tai jinai jau rytoj pradės pildytis aiškiai. Jūs pamatysit, kad šitas jūsų ketinimas yra visiškai įmanomas, visiškai realus ir jau pildosi arba net rytoj ir išsipildys. O jeigu jūs svajonės neturėjot, tai rytoj jūs ją įsigysit. Jūs rytoj pajusit savo širdim tiesiog aiškiai, ko jūs norėtumėt, ką jūs norėtumėt gauti, ką jūs norėtumėt veikti. Ir šiaip, kas jums patiktų šitam pasaulyje, tai jūs rytoj šitą suprasit ir labai apsidžiaugsit. Ir jūs suprasit, ko jūs norit, ir jūs suprasit, kaip jūs tai gausit. Ir tai jūs labai nudžiugins. Taip, o čia yra sąžiningo darbuotojo korta, pinigų korta. Čia yra pinigų korta, bet pinigai yra už kruopštų sąžiningą darbą, už tokį darbą, kuris jums labai patinka. Jūs jau ir šiaip savo verslo, savo amato ekspertai, bet jūs vis tiek dar tobulėjat, jūs vis dar mokotės, jūs vis dar ieškot kažkokių naujovių, kažkokių naujų pagerinimų. Ir jūs vis mokotės ir dirbat vis geriau, ir pinigai jums ateina vis didesni, ir jūsų nepasidalina klientai, ir jūsų nepasidalina darbdaviai, ir jums tai patinka, jūs tai džiugina ir džiugina visus aplinkui. Žinoma, kad jūsų piniginė nuo to tik tai storėja. Tai labai džiugu.